Sveiki atvykę į Bulgariją. Įsileidom prieš porą valandų. Jau spėjau pasiimti mašiną ir išsikeisti vietinės valiutos į bulgariškus levėvą, ar kaip jie tarės, net neįsivaizduoju. Važiavau į turgų, nueisiu nusipirkti biškį daržovių ir pradėsim savo 7 dienų kelionę iš Bulgarijos sostinės Sofijos. Nusipirkau agurką, pomidorų ir ridikėlių. Sumokėjau apie €20, viskas šviežia ir 700 gramų braškių, kainas neatspėsit, euras kem, pigu. Labai jau spontaniškai gavosi šitą savaitę Bulgarijoje. Nepadariau per didžiulio researcho, ką pačioj Sofijoje veikti. Nes jau rytoj iš tikrųjų iš čia išvažiuoju ir varau pasižiūrėti į Bulgarijos kaimo gyvenimą, ką žmonės veikia užmiestį. Tai net neįsivaizduoju, nuo ko čia šiandien pradėti. Eisiu gal kažkur pavalgyti. Ir keliausiu į viešbutį. Viešbutį išsinuomavau namelį medyje kalnuose. Turėtų būti įdomu. Nu ką, biškį pasiėmėm atsigert ir užkast vakarui ir rytojaus kelioniai. Dabar reikia kažkur nuvažiuoti, gal pavalgyti vietinę kavinę, nes jau esu šalia viešbučio. Viešbutis bus kažkur ant to kalno, bet ten dar labai neaiškus nuvažiavimas iki jo, tai reikės išsistudijuoti. Suradau už 2 minučių kavinę pavadinimu Tankist. Važiuojam pasižiūrėti, kas ten per tankistai renkasi. Nu įdomu, ar užkilsim. Kaip ir atvažiavom, bet kol kas niekas neateina pasitikt. Čia yra silų yra. Добрый день. Добрый день. Я уже приехал в Трихаус. Да? Да. Няма хора ли там? Какво става? Я не очень понимаю. Ами качете се по стълбите на дървената къща и стаята би трябвало да е отворена. Ага, хорошо, спасибо. Да. Хорошо, спасибо.
vis dėlto buvo atrakinta, tik tai reikėjo pasikelti viršų, raktai buvo palikti. Va, kad 20 eurų jums gali duoti Bulgarijoje. Tualetas. Tai dušas. Eiga. Šeimininkas beveik angliškai nešneka, visiškai nešneka, nei angliškai, nei rusiškai, tai kažkaip tai gestais kalbėjom. Bet turėtų būti gerai. Biškis mirdina iš tų arklių. Nu, bet ką padarysi? O čia tokį vaizdelį turim. Vau. Kaip iš 20 eurų visą miesto panorama. Super. Galima ir tas marvę kažkaip išlaikyti. Tai jo, biškį pailsėjau. Tai vis dėlto čia yra tikrai namelis medyje, nes dabar taip sėdžiu, žiūriu, kad čia yra vienas stiebas, čia yra antras. Tai tikrai nemelavo. Antras dalykas, įsijungiau kondiškę, nes biški šalta, 24 laipsniai. Tai man čia pradėjo iš kažkur boružės lyst. Čia jų ta prasme pilna. Viena, antra, trečia, kas čia, ketvirta, penkta. Eina savo. Čia. Nu jo. Reikės gal prieš miegą išsigaudyti pradžiai barūžės. Nu vienu žodžiu. Eisim į dušaną. Išeisim gal į lauką pasižiūrėti, kas ten gero yra. Ir lauksim kašio. Iki kašio liko 2 valandos su biškiu. Tai žiūrėsim. Gaidžiai gieda. Albeit all of those wins at home back in Kaunas. 9 and 7 at home. They are only 5 and 11 on the road this season. Nu ką, kašis baigėsi nesėkmingai. Laikas eit miegot turbūt. Nieko gero šiandien nuveikiau. Jaučiuosi kaip bulvė. Nuo 1:30 nakties ant kojų. Dabar jau yra 10:30 beveik. Nu, bet kelių valandų skirtumas. Bet vis tiek
20 valandų be miego biškai jaučiasi. Tai susitiksim rytoj. Nu ką, sveiki visi. Turim pusę 10 ryto ir pradedam kelionę. Pradedam kelionę į Bulgarijos apačią prie Graikijos sienos. Stebėjau ryte, kad viešbutį tam namelį nėra nei kavos puodukų kavai, nei virdulio, tai ilgai nesidėjau, atsikėliau ir maunu iš karto kavos nusipirkti, nes kavos žiauriai noriu. O atsibudau nuo barbenimo, nes girdėjusi įkyriai kažkas barbena į metalą, nežinau, atrodė kaip kažkur kažkas barbena ir man po langais. Tai pasižiūrėjau per langą ir žiūriu, nežinau, ten žąsinas ar kas jisai toksai, tiesiog su snapu daužo į mašinos duris, bet ką žinau, apsižiūrėjau lygtais, nėra jokių įbrėžimų. Eina savo, kaip čia mane išsukti. Ai, aš galiu tiesiai važiuoti. Važiuoju tiesiai. Bet šiaip kaip už 20 eurų buvo normaliai. Nebuvo super gerai, bet ir nebuvo super blogai. Geresnis dalykas ar blogesnis, kad dabar, kur važiuoju, sumokėjau dar pigiau. Už kambarį sumokėjau, už 2 naktis sumokėjau 3,8 eurus. Tai realiai dar pigesnis variantas. Nu, bet jau tenais ale viešbučio tipo ir jau turėtų būti biški normaliau. Tai va, vienu žodžiu, varau kavos ir susimatysim vėliau. Plius 19. Pirmą kartą užsidėjau šortus šiais metais. Šiaip iki viešbučio buvo važiuoti valandą kem, bet kai pradėjau dabar važiuoti visais šitais keliukais, tai padariau savo kelionę į 4,5 valandos trukmės kelionę. Žiūrėsim, važiuosim toliau ir matysim, ar atlaikys šitą mašiną ar ne. Nes garsų čia visokiausių, nes realiai pirmų bėgių pastoviai tik tai droži ir nusileidė. Bus matyt, važiuojam toliau.
Jau pabiškį artėjom prie Graikijos sienos. -22 laipsniai šilumos. Kažką kepa ant gatvės, gal eit pasiimt paragaut. Jo, pasiėmiau maisto pietums. 2 kotletai, vietinė dešrelė ir bulvės. Sumokėjau 6 levus, tai čia yra eurais, nepilni 3 eurai. Paragausim. Bulgarijos mokyklos. Vietiniai kandžiulnikai. Ką, vėl drožė mašiną į kalną. Bet tai vaizdeliai tai neapsakomi. Iš plius 24 patapo kalnuose plius 14. Tai žiūrėjau, buvau įvažiavęs, jau leidžiuos žemyn. 4500 pėdų aukštis, tai išsiverčiau į metrus, tai maždaug 1,5 kilometro aukštyje kalnų keliai čia yra. Labai, labai fainai. Net sakau, dabar leidžiu žemyn, net ausis užgulė, nes ant kiek dabar status nusileidimas. Ir dar mačiau ženklą, kad atsargiai meškos, tai turbūt ir meškų čia yra. Ten aukštai ant kalno didžiulė Bulgarijos vėliava užkabinta. Kaži, ką reiškia jinai ir kokią progą. Nu ką, 6 valandų kelionė per kalnus baigėsi. Eina sau, pavargau, miegot noriu. Jaučiasi dar tas vakarykštis miego trūkumas biški. Tai važiuojam iki viešbučio, padaryti čekiną ir žiūrėsim, ką čia šiandien toliau veikt, nors su mielu noru eičiau ir miegočiau. Извиняюсь. Nu ką, pagaliau atvykau į normalų viešbutį miesto centre. Vaizdelis yra geresnė ir negali būti. Turim kalnus iš karto. Centrinė gatvė. Nėra blogai, nėra tikrai blogai, kaip už 3-8 eurus už 2 naktis pigų. Čia iš kitos pusės viešbučio irgi kalnai matosi.
aplinkui miestą vien kalnai. Čia pasidaryti, kažką valgyti, išgerti arbatos. Dabar viena valgomoji vieta ir kambarys. Ir kambarį dar geresnis vaizdelis į kitus kalnus. Šitoj pusėj turim parką, turistai vaikšto. Eisim pasižiūrėti vėliau, kas ten gero yra. Kalbėjau su viešbučio savininku, tai sako, Bansko miestas, kuriame dabar esu, yra populiariausias slidinėjimo kurortas Bulgarijoje, miestelis ir pigiausias Europoje. Dėl pigumo netikrinau, kiek čia yra teisinga informacija, bet jo, kiek žiūrėjau internete, tu žiemą gali surasti atostogų planus čia iki 500 eurų savaitį laiko, tai tikrai pigu, kas mėgsta slidinėti. Tai jo, rojus. Gal šiuo metu čia daugiau yra iš tikrųjų bulgarų su šeimom, nes vaikų atostogos, tai visi suvažiavę atostogaut. Bet šiaip jo, smagus ir jaukus miestelis, pigus, šiaip labai pigus. Nežinau, kiek žiemą sezono metu kainos užkyla, bet šiai akimirkai tai centai, viskas kainuoja centus iš tikrųjų. Šiaip juokingesnis faktas, voveraitė juoda. Bulgarai jie rengiasi iš tikrųjų labai tamsiais rūbais. Ir aš čia šūtinu su savo mėlynai oranžinė striukė ir jie taip kreivai žiūri į mane, man taip biškį. Bet nemalonu kartais darosi. Jo, ir šiaip Balkanų šalyse šiaip yra lentos specialiai miesto centre padarytos, bet klijuoja ir ant medžio, aš matau. Tiesiog, kai žmogus miršta, jie mėgsta tai kaip ir paviešinti lentoj, kad turbūt siųstų žmonės užuojautą. Net neįsivaizduoju, kodėl tokia tradicija čia pas juos yra, bet klijuoja tuos plakatus su žmonių nuotraukam. Tokia lietuviška Palanga. Palangos vaibas visiškai. Jo, tai grįžau namo. 4,5 km palei centrą prasieiti. Pasiėmiau pizzą. Ir reikės turbūt miegoti neužilgo, nes jaučiuosi žiauriai nusikalęs. Net nepažiūrėjau dar kur rytoj eiti tiksliai į kalnus, kokia ten keliai yra. Tai jau gal tą rytoj ryte padarysiu. Šiaip jo. Ačiū, kad žiūrėjot pirmą epizodą. Antras bus kažkur po savaitės.
ten turėtų būti dar daugiau nuotykių ir įdomių lankytinų vietų, ką pamatyti galima Bulgarijoje. Tai kad iki.